Sveiki, sveiki. Tai labai smagu, kad šį vakarą jūsų tiek daug susirinko ir malonu bus sužinoti, kad ir įrašą žiūrit ir kad žmonės tikrai domisi. Šiandien tokį padariau užklausimą ir grupiai buvau ir pačiam skelbimą parašiau, kad iš vis ar įmanoma uždirbti tinklinėje rinkodaroje. Ir šiandien kalbėsim, aišku, ir apie mūsų Yes Global kompaniją pagrinde, bet aš kada daug bendrauju su žmonėm, man vis ateina tokių klausimų, tokių nusivylimų žmonės, kad čia aš bandžiau, man nieko neišėjo ir čia nesąmonė, ir iš vis įmanoma uždirbti. Ir žinot, iš dalies tie žmonės yra teisūs, už tai, kad yra labai daug rinkoje kompanijų, kurių marketingas nėra atnaujintas, jisai kaip tik su metais, kuo daugiau rinkoje kompanija, tuo jie po truputį tą marketingą prastina ir daugiausiai lieka vartotojai. Ir kada mokama tik tai už vartojimą, tai tikrai tie komisiniai nėra labai dideli, o darbo surasti tą klientą, kuris nupirktų ten kažkokį mini produktą, irgi reikia įdėti labai daug. Ir todėl labai dažnai žmonės pabūna kažkiek tai pamato, kad ir tie viršų jų esantys žmonės neuždirba ir pagal įdėtą darbą jiems netitinka laikas pinigų ir tie žmonės atsitraukia ir sako, kad neįmanoma uždirbti. Tai aš iš tikrųjų tikrai galiu paneigti tai, už tai, kad šiai dienai tikrai galima uždirbti tinklinėje rinkodaroje. Labai svarbu atsirinkti marketingą, produktą, su kuriuo tu dirbsi. Ir marketingas tikrai turi būti jau naujos kartos, galėčiau sakyti, ne? Tie marketingai linijiniai, kurie buvo kažkada daug metų atgal ir buvo produktas buvo deficitas ir pagal tos marketingus dar uždirbo žmonės, tai šiai dienai, jeigu tik linijinis marketingas ir nėra jokių dadėjimų, kombinacijų, tikrai uždirbti labai sunku. Ir į ką tikrai reikia atkreipti dėmesį, tai šiandieną paminėsiu kalbėdama apie mūsų kompaniją. Ir dar vieną pradžią įžangą noriu tokį paneigti mitą. Dažnai jūs turbūt girdite, kad vis kviečia į tinklinę rinkodarą ateiti ir uždirbti pasyvias pajamas. Ir dažniausiai motyvuoja tuo, kad tu ateisi čia, per kažkiek laiko susikursi komandą ir tau nieko nereiks daugiau daryti, komanda dirbs ir tu gausi pasyvias pajamas. Tai galiu pasakyti, kad šita teorija tikrai neveikia, nesu aš labai didelė specialistė visų, ta prasme, aš pati tiek dirbu dabar, mano toks intensyvus darbas ir pajamos augančios, bet aš ką galiu pasakyti, teikti ir aš įtariu, kad daug kas klausys, kas dirba tinklinėje rinkodaroje, aiškiai supras ir pasakys, kad jokių pasyvių pajamų tinklinėje rinkodaroje nėra, tu daugiau mažiau vis tiek turi tame dalyvauti. Jeigu tu jau asmeniškų partnerių daug neregistruoji, tu vis tiek turi dirbti su komanda, dalyvauti renginiuose, save reprezentuoti kaip lyderį, gal važinėti visur. Ir tai yra vis tiek kaip nebebūtų darbas. Tu turi kas mėnesį produktą nusipirkti ir taip toliau. Nes pasyvios pajamos, daug kas man pritars, yra kada tu prieš tai uždirbi kažkur tai, kažkokiam darbe ir pinigus investuoji, atiduodi savo pinigus arba kitai įmoniai, arba perki nekilnojamą turtą ir išnuomuoji jį, ir tai net negali labai 100% pasyviom pajamom pavadinti, nes jį reikia prižiūrėti. Bet jeigu tu nusiperki ar akcijas, ar obligacijas, ar
ar ten kažkokią valiutą, ar šiaip į banką įdedi pinigų ir gauni tam tikras procentus, tai va tada ten yra tavo pasyvios pajamos, nes tu tam uždarbį pats nieko neįtakoji, neskiri laiko ir nieko, gal ten pasiemi dividendus vieną kartą į metus. Tai va čia va tada jau bus pasyvios pajamos. Tinkliniai rinkodarai tokių dalykų nėra, kad tu įdėti pinigus, nusipirkai paketą, tu nieko nedarai ir tau moka. Ne, tinkliniai rinkodarai visą laiką reikia dirbti. Ir kaip žinot, kartais sako, oi, tau sekasi. Ne, tai nėra sėkmė, tai yra nuoseklus darbas. Ir tu kiekvieną kartą galvoji, kaip tą darbą geriau padaryti, kaip jį pateikti, ką sugalvoti, kad būtų įdomu partneriams ir juos motyvuoti, parodyti, kaip galima čia uždirbti, ką tu darai kiekvieną dieną. Ir tai yra darbas. Ir jisai, aišku, duoda rezultatų. Ir kodėl aš sakau, ir pasakiau, kad šiandien parodysiu, koks būtent yra Yes Global kompanijos atlygio planas, nes jisai tikrai yra išskirtinis. Ir aš galiu drąsiai teikti, kad net pačioj Lietuvoj ar Europoj, kad kompanija su produktu turėtų tokį atlygio planą, tikrai kol kas nemačiau dar. Aš tų pasiūlymų gaunu daug, tai arba produktas ne kažką, arba atlygio planas visai nevertas dėmesio. Ir aišku, labai svarbu, aš šiandien nepasiruošiau tos skaidrės, bet labai svarbu išgirskite, ką aš noriu pasakyti. Yes Global kompanija Lietuvoje 4 mėnesiai. Visoje Europoje Yes Global kompanija, kaip mes jau skleidžiam šitą žinią, yra 4 mėnesiai. Ne? Pati kompanija Liepos pabaigoje švęs savo metų gimtadienį. Metų. Ir ką tai reiškia pirmi metai, kada kompanija su naujos kartos produktų veikiančių, už save kalbančių išeina į rinką ir kada kompanija išeina su be galo dosniu marketingu. Ir ant kiek jisai dosnus, aš jums šiandien drąsiai atversiu visas, kaip sakau, kortas ir parodysiu, ką aš padariau per 4 mėnesius. Mano vadovai lygiai taip pat turi nuostabius rezultatus, tiesiog siektinus ir pavyzdys geras ir tiek man, tiek savo partneriams. Ir aš šiandien parodysiu savo kabineto nuotraukas, kurias padariau birželio pabaigoje. Ir jūs pamatysit, ką galima padaryti per 4 mėnesius. Bet aš galiu pasakyti, kad tai yra ne riba, ir tai ne aukščiausias rezultatas ir ne mažiausias. Kiekvieną kartą šitoj kompanijoje ypatingai partneris gali padaryti ženkliai daugiau per trumpesnį laiką. Aš pati neturėjau labai didelės komandos, su kuria būčiau užėjus, ne? Mano keli partneriai atėjo pas mane iš kitos kompanijos, bet didesnė dalis tai yra nauji partneriai. Ir aš sakau, jeigu tai padaro vienas žmogus, kitas gali atkartoti ir padaryti dar geriau. Tai einam tada viską iš eilės. Tai pirmiausia, ką noriu pabrėžti, į ką reikia atkreipti. Jau man kažkas tai piešia, sustokit, kažkas man piešia. Tai šiandieną iš eilės noriu pasakyti, kad, kaip ir minėjau, kuo išskirtinis mūsų marketingo planas Yes Global kompanijos, tai yra sudėtinis marketingo planas. Tai yra linijinis marketingas ir binarinis marketingas iš 2 šakų. Binaras iš 2 kojų galima vadinti, arba prasideda nuo 2 partnerių į šonus, ne? Tai tikrai galiu pasakyti, jeigu toks marketingas, tai jau galima atkreipti dėmesį. Jeigu kompanijoje nėra binaro, aš į tokias kompanijas net nesidairau,
Dabar iš vis niekur nesidairau, bet jeigu binaro nėra, tai tikrai marketingas nevertas dėmesio. Įėjimas į verslą, į šios kompanijos veiklą prieinama kiekvienam žmogui dirbančiam, kuris nori padidinti savo pajamas. Tiesiog yra galimybės ateiti bet kam ir pradėti nuo mažų žingsnelių užsidirbti. Jūs būsite savo laiko šeimininkas. Jumi nepribos nei kompanijos planai, nei kompanijos marketingas, niekada jums nebus jokios įtampos, kad jūs čia būtinai per mėnesį kažką turit padaryti, jeigu nepadarys, tai jums nusinulins, viskas dims ir jūs nieko negausit. Tai šito nėra ir labai smagu, kad žmogus, netgi jūs, jeigu turite samdomą darbą, jūs galite savo tempu ateiti į kompaniją ir savo tempu pradėti ruošti savo komandą ir dalintis informaciją apie mūsų unikalų produktą, apie kurį šiandieną aš visai nekalbėsiu, nes sakiau tik apie marketingą. Visos premijos yra sudėtinės ir jos būtent jūsų asmeninis balansas parodo visus jūsų rezultatus ir galiojimo laikas niekada nesibaigia. Reiškia, kaip aš sakiau, jūs dirbate savo tempu darot rangus, savo tempu uždirbat iš partnerių, viską darot savo tempu. Ir atskaitos taškas būtent asmeniniai rezultatai ir jums nereikia auginti aktyvių šakų, jums nereikia daryti įtampos savo partneriams, jūs pats darot rezultatus, viskas jūsų balansą atsispindi, jūs padarot rangus, jūs gaunat komisinių už rangus, jūs kylate rangais ir jums nereikia kiekvieną mėnesį skambinėti savo partneriams, nu tai ką šįmet padaryti, tai va dar tau taškų trūksta ar ko kažko, nes tau jų trūksta kaip vadovui, ne? Tai šito jums tikrai nereikia, partneriai patys mato, ką jiems reikia pasidaryti ir jie daro. Jokio ryšio su asmeniniais rangais neturi, jūsų asmeninis rangas jokio ryšio neturi su jūsų partnerių rangais. Ir jūsų rangai priklauso tik nuo jūsų sukaupto bendro visų rūšių premijų gavimo. Ir nereikia atkartoti lyderio kvalifikacijos. Žodžiu, jūs padarote rangą, jums kitą mėnesį jo nereikia patvirtinti, nes būna atlygio planų tokių, kad tu padarai rangą ir tu 2 mėnesius, aš vienoje kompanijoje tokioje esu dirbus, tu 2 mėnesius turi išlaikyti tą patį. Ir tada labai tau yra įtampa, nes jeigu, pavyzdžiui, ateina vasara, daugiau partnerių išvažiuoja atostogauti, mažiau dirba ir tavo rangas nukrenta ir tu vėl jį turi daryti ir aišku, tavo komisinis nukrenta ir taip toliau. Ne? Tai šito pas mus nėra ir nebus. Lėšos pagrindinėmis pajamoms yra prieinamos kasdien. Reiškia, jūs užregistravot partnerį, iš karto gavot komisinį. Aš būtent parodysiu, nuo kurių veiksmų tai vyksta. 2 komisiniai iš karto tą pačią minutę gauna, kitas komisinis bus ant rytojaus ryte ir 2 komisiniai yra mėnesio 1 dieną už visą mėnesį yra susumuojama. Pradėjus startuoti su pionierių statusu, jums nėra jokių apribojimų. Šiandien aš labai daug kalbėsiu apie pionieriaus paketą, nes jisai yra pas mus pats naudingiausias. Ir pasikelti paketą jums užteks damokėti. Nereikės jums pirkti kito naujo paketo, kad jūs turėtumėte visas galimybės, kurias siūlo kompanija. Tai dabar po truputį apie kiekvieną punktą atskirai. Pirmiausia, noriu parodyti savo komandos rezultatus. Kodėl sakau komandos? Todėl, kad tikrai ne viena to nepadariau ir be galo sudėkinga komandai, kurie atėjo žmonės ir pamatė, kokios čia yra galimybės, panaudojo jau produktą ir darė aktyvacijas ir taip toliau.
Tai šį mėnesį, Liepos 1 dieną, vat atsikėliau ryte, čia matosi Liepos 1 dieną, įkritęs man komisinis už viso mėnesio aktyvacijas ir už binarą nuo partnerių. Žodžiu, kai partneriai gaudavo binarą, tai vat tas komisinis yra mokamas vieną kartą mėnesį, jis yra susumuojamas nuo visų gylių, man yra 5 gyliai atsidarė ir viskas yra susumuojama, tai vat gavosi tokia suma čia tik už birželį. Viso esu, va čia va matosi data už visą birželį, pilną birželį, su kitais komisiniais, su registracijų komisiniais ir taip toliau, uždirbta 6470 čia už visą mėnesį. Ir galiu pasakyti, būtent šį mėnesį laimėjau kelionę į Dubajų. Dar papildomai, bet dabar šeštadienį skrendame su komanda į Malaiziją ir 4 mūsų komandos partnerės mes gavome kelionę į Dubajų per birželio darbą, ne? Ir čia yra bendra, aš specialiai padariau su datom, aš užsiregistravau į kompaniją vasario 21 ir Liepos 1 dienai bendra suma yra uždirbta tik viduj kabinete 21 914, beveik 22 000, aišku, plus dar atskirai pardavimai, kurių čia nesimato, ir plus dar reikėtų pridėti 1200 už rangus gavau komisinį, kuris irgi čia nesiskaičiuoja, jisai nesiskaičiuoja į bendrą. Tai va, tai iš tikrųjų beveik 20, virš 22 000, virš 203 tūkstančių per 4 mėnesius. Ar tai daug ar mažai, kiekvienas sprendžia pagal iš savo pusės, ne? Tik aš žinau, kad tai yra ne riba. Tai yra ne riba, tai gali kiekvienas partneris padaryti daugiau. Tai aš sakau, dar kartą dėkoju komandai, nes tai yra komandinis darbas. Kaip ateiti į mūsų kompaniją, kodėl aš pačioj pradžioj sakiau, kad mūsų kompanijoje galimybė yra kiekvienam ir atkreipti dėmesį į paketus. Čia kainos yra surašyta doleriais, bet iš karto galiu pasakyti, kad 1:1 yra eurai, nes mes įkeliam pinigus per kriptovaliutą. Ir yra 4 paketai. Labiausiai kalbėsiu daugiausia apie pionierių. Kodėl? Todėl, kad šiandien būtent kalbam apie verslą ir apie pinigus, ne? Ir jeigu aš kalbėsiu apie lyderius, tai didelio verslo tokių sumų tikrai nepasieksite arba tai padarysite per metus laiko. Už tai, kad jeigu pasižiūrėti, kad lyderiai ir partneriai susimoka 102 eurus, mes šiandien galėsim pasižiūrėti, kiek gaunat jūs komisinio už tuos 102 eurus. Ir yra skirtumas, kada gauna žmogus 3 produktus ir kada gauna 26 nusipirkęs pionier paketą už $884. Galiu pasakyti, kad šitus 2 paketus buvo tartasi su kompanija, mums siunčia iš Malaizijos kol kas nemokamai. Aišku, greitų laikų viskas bus Lietuvoje. Bet tikrai dėl ko aš dar rekomenduoju būtent imti šitus 2 pastaruosius paketus, todėl kad vis dėlto produktai keliauja ne per 3 dienas, tikrai užtrunka ir savaitę, ir 2, ir kitą kartą ir ilgiau. Ir kada žmogus gauna 3 produktus, kai juos gauna, jisai turi vėl iš karto daryti užsakymą, nes kol ateis, jeigu jisai vėlai padarys, jisai turės jau tada tarp vartojimo pertrauką, kas nėra labai gerai pradėjus vartoti. Todėl arba ateiti su bulderiu ir jeigu jūs galvojate ne tik apie save, o ir apie savo šeimą, tai minimum bulderiu, arba geriausia ateiti su pionieriu. Gausit 26 produktus, pradėsit vartoti, jūsų nariai dalį produktų parduosite
ir jūs jau galėsite už tuos susigrąžintus pinigus vėl užsisakyti produktų jau partneriams parodyti, kad jie galėtų prisijungti. Tai, čia pas mane biškį susimaišę, laukit, biškį sustabdysiu. Jūs gaunate, jeigu jūs užregistruojate partnerį, ne? Tai premija tiesioginiam rėmėjui, kuris pasikviečia į komandą žmogų, kuris perka pionierių, bulderį arba lyderį. Kaip ir minėjau, pionierius jisai gauna 26 produktus. Ir kada jūs užregistruojat pionierių, būdami pats pionierius, jūs gaunat net 30% nuo pionieriaus paketo kainos, tai yra $234. Jeigu jūs esat bulderis ir registruojat bulderį, gaunat 21%. Kadangi bulderio suma 408 €, ne? Tai yra, jeigu jūs esat bulderis ir registruojat pionierių, atsiprašau, jūs gaunat 21%, tai yra $163 ir dalis pinigų jums eis į upgrade sąskaitą. Ne visus iš karto jūs galėsite išmokėti, nes kompanijos tikslas tai padaryta, kad jūs kuo greičiau padarytumėte upgrade. Jeigu jūs atėjote su bulderiu, jūsų pagrindinis tikslas turi būti, jeigu jūs kursit komandą, kuo greičiau tapti pionieriu. Ar jūsų lyderiu ateisit, ar su bulderiu, kuo greičiau tapti pionieriu. Nes atkreipti dėmesį, 21% ir 30% nuo sumos tikrai labai skiriasi, ne? Tai atėjus, jeigu jūs esat lyderis ir jūs pasikviesit pionierių, tai jūs uždirbsite tik tai 13% nuo tos sumos, tai bus $101 ir eis dalis pinigų į upgrade sąskaitą. Šitais pinigais galėsit disponuoti. Jeigu jūs esat bulderis ir pasikvietėt bulderį, tai 26% gausit $93.60. Jūs gausite komisinį už, kad partneris atėjo ir įsigijo produktą. Tai vyksta normalus pardavimas, jūs parduodat paketą, partneris užsiregistruoja, pas jūs į komandą ir jisai gauna pagal paketo dydį produktą. Dar tiesa, va to įskaitai, prieš tai neskiau, perkant paketą produkto kaina $34. Vieno produkto 26 produktai po $34. Vyriškas produktas po $20. Tai turėkite omeny, kad vis tiek partneriui daug naudingiau registruotis, nes šiaip produktas parsiduoda po $40. Registruojantis produktas jau žmogui atsistoja $34. O po registracijos partneris visą laiką gali pirkti produktą su akcija, kaip akcija. Vyksta akcijos, praeitą mėnesį su nuolaida norėjau paskirti ir jam produktas kainuoja tik $28. Tai žiūrėkit, $40 ir $28. $12 skirtumas, ne? O jeigu tu perki visą sistemą, kaip pas mus 3 produktai, tai jau yra $36 į jūsų biudžetą, neišeina iš jūsų biudžeto, ne? O dar jeigu vyras geria tą patį, tai jau $72 jūsų biudžete lieka neišleistų pinigų, ne? Tai iš tikrųjų fantastika. O jeigu jūs nusiperka didesnį paketą ir parduodat už 40, tai jūs ir savo vartojimo produktus padengsite ir tai jums labai naudinga. Kaip atrodo, jeigu jūs esat bulderiu, tai va čia taip labai gražiai matosi. Jeigu jūs bulderis esat ir registruojat pionierių, 21% gaunat. Jeigu jūs bulderis būdamas bulderį registruojat 26%, lyderį 23%, o konsultantą, aš apie jį nepasakiau, tai su vienu produktu ateina žmonės. Tai kol kas neteina pas mane tokių, bet kas čia žino, kai turėsim sandėlį Lietuvoje, gali būti ir tokių partnerių bus.
Ir jeigu jūs esat pionierius ir registruojat pionierių, jau 30%. Skirtumas yra, žiūrėkit, jūs bulderis registruojat pionierių, gaunat $163, būdamas pionierius registruojat pionierių, gaunate $234. Todėl ir verta būti pionieriu ir nepergyventi, kad pas jūs ateis į komandą didesnis paketas, bet tik tai galiu pasakyti, jūs kaip ir neprarandat tų pinigų, jei jums eina į upgrade sąskaitą ir jūs paskui iš tų pinigų galite upgrade'inti, jūs galite savo pinigais pakelti paketą ir galite iš uždirbtų komandos pinigų pakelti. Galutiniam rezultatė mes dar kalbėsim apie kitus komisinius, tai iš binaro, dabar kalbėjau apie linijinį. Jeigu jūs esat pionierius ir užregistruojat bulderį, bendras komisinis pas jūs ir su binaru, ir su registracija bus $145. Jeigu jūs esat pionierius ir užregistruojat pionierių, bendras jums komisinis $340. Tai tikrai įspūdinga, galiu pasakyti. Ir nei vienoj kompanijoje nemoka tokio komisinio, kurį aš jums dabar parodysiu. Registracijos premija. Kas iš jūsų čionai esate buvę kokioj nors kompanijai, kad jums mokėtų pinigus už tai, kad jūs suvedat savo būsimo jau esamo partnerio duomenis ir jį užregistruojat. Viskas vyksta kompiuterio, ne? Jūs tiesiog suvedat partnerio duomenis, tai užtrunka 5 minutės. Ir ar jūs kada nors esat gavę už tai komisiją? Aš atvirai pasakysiu, niekada, nei vienoj kompanijoje už tai nemokėjo. Ir būdavo sėdi ir per naktis registruoji ten tos partnerius ir kai kur dar ir tos registracijos būdavo labai sudėtingos ir tau nė kapeikos už tą visą apskaitos vedimą, struktūros statymą niekada nieko nemokėdavo. Šita kompanija moka ir atkreipkite dėmesį. Jūs, jeigu esat pionierius, jūs galite registruoti ir savo asmeninius partnerius ir partnerius, kurie nemoka ar nenori ar neturi laiko. Ir jeigu jūs esate pionierius, užregistruojat kitą partnerį, jūs gaunate $19.50. Ar tai bus jūsų asmeninis partneris, ar jūsų partnerio partneris, visai nesvarbu. Kaip tik tai jūs suveda duomenis, tai užtrunka maksimum 5 minutės, jūs gaunate $19.50. Nuostabu. Padarykite tų registracijų per dieną 5 ir jūs jau turite beveik 100 savo sąskaitoje, ne? Kaip pavyzdys. Jeigu jūs užregistruojat bulderį, gaunat $9, nes bulderis ir suma mažesnė, ne? 360 taškų. Bulderis turi ir moka 408, už jo registraciją sumoka $9. Bet jeigu jūs esat bulderis ir registruojat pionierių, jūs gaunat 15,60. Todėl dar kartą sakau, ypatingai apsimoka būti pionieriu ir kuo greičiau. Trečia premija už paketo atnaujinimą, kaip ir prieš tai sakiau, kad yra toks dalykas kaip upgrade'as, mes vadinam atnaujinimas lietuviškai, ne? Tai jeigu jūs atėjote kaip pionierius, tai yra kaip bulderis, su $408, tai yra 360 PV taškų, atsijė, PV tas pats. Tai, o pionierius yra 780 taškų, kainuoja $884. Tai kaip ir prieš tai minėjau, jums nereikės per naują pirkti viso paketo, jūs tik tai damokėsite $476 ir pasikelsite savo paketą ir dar gausite papildomų 14 produktų. Jūs ne šiaip savo pasikelsite,
nes Builderis turi 12 produktų už 408. Kai jūs damokėsite 476, jūs gausite dar 14 produktų po 34. Ir dar išgirskite, kai jūsų partneriai tą patį darys, jūs gausite komisinį lygiai proporcingai pagal jūsų paketą. Viskas pagal PV taškus jums bus damokėta, kada jūsų partneris padarys upgrade'ą ir jums dasidės va tie 420 PV taškų. Jūs gausite ir binarą, ir už registraciją, už viską gausite. Tik tai galiu pasakyti, kad jau upgrade'ą jūs negalite iš savo kabineto partneriui padaryti. Jau jisai turi pats tą daryti. Pajamos už plėtrą jau čia prasideda binaro komisinis. Ir jisai tikrai labai įspūdingas. Aš tokių padariau šiandieną skaičiavimo. Ir kas yra tas binaras? Kada linijinis, mes visi suprantam, registruojam partnerius, jie visi registruojasi į vieną liniją ir yra linijinis ir nuo visų vienodai jums moka už registraciją ir čia tas pats yra. Ir pirma linija, tada jūsų asmeniniai partneriai, kada jūsų asmeniniai partneriai pradeda registruoti partnerius į savo pirmą liniją, jie tampa tie žmonės jums antrą liniją. Ir taip toliau, ne? Ir visi šitie partneriai yra visumo jūsų visa komanda. Ir kada jūs pradedat daryti registraciją, pasirenkam kalbą, čia jūsų loginas, ir čia reikia paspausti arba kairę, arba dešinę. Ir va šitą įsidėmėkit, mes dar prie šito varianto grįšim. Kairė arba dešinė, tai yra binaras. Binaras turi viduriuką, vieni partneriai rikiuojasi kairiai, kiti dešiniai, ar ne? Labai gerai jums pasiklausti pas savo sponsorių, kurioj pusėje jūs atsidursite, ar kairiai, ar dešiniai. Bet tik galiu pasakyti iš anksto, mes negalime savo sponsorių nurodinėti, kuris į mus stato. Sponsorius visą laiką partnerių stato į savo mažesnę koją. Bet šitam marketinge, pabrėšiu, vienas komisinis labai svarbu, kad ir vienoj pusėje būtų mažiausiai 5 partneriai ir kitoj pusėje 5 partneriai. Ir kaip nebebūtų, jūs vis tiek turėsit pasistatyti ir į vieną, ir į kitą pusę. Pačioj pradžioj labai gerai ateina ir iš viršaus būna nusileidžia partneriai ir jums padeda uždirbti binarę, ne? Bet vis tiek jūs turėsite turėti, dešinėj pusėje turėti partnerių, kad gauti sekantį bonusą, apie kurį dar pakalbėsiu. Tai va, čia jau registruojantis, iš karto mes pasirenkam arba kairiai, arba dešiniai. Ir sistema jums kitaip neleis. Jūs galite savo statyti tik į kairę ir į dešinę. Jeigu jūs registruosite ne savo partnerį, o pavyzdžiui savo partnerio partnerį, tuo atveju jūs savo partnerio užrašote čia loginą, kokį jis yra susigalvojęs, ir lygiai taip pačiai pasižiūrit, kur pas jį mažiau taškų arba kur reikia statyti, ten pastatote, kad jūsų partneriui būtų gerai. Taip atrodo binaras. Ir jūs visą laiką galite statyti tik į kairę ir į dešinę. Ir jums sistema neduos kitaip, va, jūsų kairė ir jūsų dešinė. Ir sekantį, vieną čia pasistatot, vieną čia. Sekantį partnerį jūs statote va čia, va čia. Jūs niekada čia negalėsite iš savo pagrindinės vietos, va čia va pastatyti. Jūs niekada negalėsite. Čia statys va šitas va partneris. Va. Lygiai taip pačiai čia jūs statote, čia jūs statote, bet čia jūs negalite pastatyti. Čia gali pastatyti tik va šitas va partneris. Tai šitą įsidėmėkit ir labai yra gerai. Kodėl yra gerai? Jūs visą laiką statote kairę į dešinę.
Reiškia, jūs savo partneriam, kurie yra kairiai dešiniai, visą laiką padedat, statot jiems į gylį, o jie paskui stato savo vidinę koją. Tol, kol goldą padaro, arba tol, kol pamato, kai jau jų partneriai pradeda daryti aktyvacijas, jisai irgi į gylį va tenai turi va šitas va partneris, iš pradžių stato čia, o paskui į gylį irgi pasistato, paspaudžia kairiai ir irgi pasistato. Tai va taip yra, tai yra binaras, kada statosi viskas į gylį. Ir nuo to yra gaunamas komisinis ir, sakyčiau, labai didelis netgi. Taip, laukit, mums kokią ištrinti. Tai va, jeigu pas jumi dabar man bekalbant iškyla klausimų, tai jūs juos būtinai pasižymėkite ir kai aš pabaigsiu, mes galėsim grįžti prie kažkurios skaidrės ir apie tai pakalbėti, dar kartą paaiškinti. Gerai? Dabar čia binaras. Binarą statom, viskas gerai. Parodysiu dar binaro lentelę vieną. Ai, ne šitą. O kur tam mūsų binaro? Va šitą lentelę. Dabar biški dar apie binarą. Kiekvienas paketas turi skaičių PV. Pavyzdžiui, pionierius turi 780 PV, va čia va matosi. Bulderis turi 360 PV, lyderis turi 50 PV. Ir va būtent šitam komisiniam labai svarbu, kokiam jūs būsite pakete, kokį būsite įsigiję, nes va šitoj vietoj labai pasimato tas komisinio gavimas kiekvieną dieną. Kada jūsų komanda jau pradeda augti ir kairiai, ir dešiniai vyksta judesys, ir jums krenta kiekvieną dieną binaro komisinis, net kartais jums nedalyvaujant, nes pas mane taip vyksta, todėl aš taip kalbu. Ir kada, pavyzdžiui, jūs esate pionieriuje pakete, jūs turite 780 PV ir jūs gaunate 12%, kaip tik atsiranda pora vieno ar kitoj pusėje, jūs gaunate 12%, tai reiškia tikra suma $93.60. Ir jeigu pasižiūrėt šitą skaidrę, žiūrėkit, kodėl būtent 780 labai svarbu pionierius. 12% moka 93.60. Už likusias poras įvykusias tą dieną, jeigu ir kairiai pusėje pas jūs partneriai registruos ir dešiniai, nebūtinai jūs asmeniškai. Jau kada jūs turite ir vienoj pusėje partnerių ir kito, ir jie pradeda registruoti, jūs vis tiek gaunat komisinį, suprantat? Gal jūs tą dieną neužregistruosit nieko, bet partneriai registruoja. Vienoj pusėje, kitoj pusėje, jūs atsikeliat iš ryto, įkritę jums $100, 200, 300, taip vyksta. Taip vyksta ir pas mane, ir pas kitus partnerius taip vyksta. Tai ką noriu pasakyti, tą dieną už 780 jūs gausite 12%, už likusias poras 780 jūs gaunate 6%. 6% tai yra $46.80. Jeigu, pavyzdžiui, įvyks 3 poros, tai už vieną porą jūs gausite 93.60 ir už 2 poras po 46.30. O gal bus 4 dieną tą poros, ne? Tai tada 3 kart po 460 ir vieną kartą ir viskas susisumuos ir atsikėlus iš ryto jūs tą komisinį turėsite. Dabar žiūrėkit, ką dar norėjau užfiksuoti. Bet jeigu jūs esat bulderis, ir jūsų komandoje lygiai taip pačiai vyksta procesai, vyksta registracijos ir bulderių, ir pionierių, ir registruojasi tą dieną poros, tai jūs gausite už 360 PV taškų $40,
tai yra 11%, o už likusius, kas žemiau 360, jūs gausite po 5,5%. Suprantat, skirtumas koks yra didelis, kur 780 taškų jums galimybė tą dieną gauti po 12% ir kur 360. Yra skirtumas ir va čia labai svarbu, išgirskite, mylėjai. Jeigu jūs ateinate statyti komandą, net kalbų negali būti, kad jūs nebūsite pionierius. Tiesiog jūs dalį komisinio prarasdinėsite lygioj vietoj. Aišku, jeigu jūs ateinate vartotojų, jūsų tai neliečia. Bet jeigu jūs atėjot statyti komandą ir po to statot komandą ir jūsų partneriai irgi jau pradeda statyti ir jūs vis dar lyderis ar pionierius, tai jūs tiesiog dovanojate pinigus kompanijai. Kaip galėtumėte maksimaliai pasiimti. Gerai, einame toliau. Jau apie čia pakalbėjom. Dabar dar binarė. Dar vienas komisinis yra binaras. Jį moka vieną kartą mėnesyje, kada susumuoja viso mėnesio jūsų partnerių binaro atlygį. Ir jūs gaunate už gylius. Ir jeigu iki 3 gylio visai nesvarbu, kokiam jūs pakete, jums nereikia turėti jokio rango. Jūs esate ar bulderis, ar pionierius, ar lyderis. Ir jeigu jūsų partneriai pradeda binarę statyti ir gauti komisinį, jau jie asmeniškai pradeda gauti komisinį, jūs iki 3 gylio gaunate nuo pirmos linijos 5%, pavyzdžiui, jūsų partneris uždirbo tą dieną $93.60, jūs gaunate 5%. Jeigu jūsų partneris tą dieną uždirbo, pavyzdžiui, 200, jūs gaunate 5%, tai reiškia $10. Ta diena tik tai. Viskas tą dieną pliusuojasi, jūs galite, mečio bonusas vadinasi, jūs galite matyti, stebėti, kas vyksta. Kiekvieną dieną mečio bonusą rodo, kiek kiekvieną dieną jums įkrito pinigų ir už ką, bet jie yra išmokami vieną kartą mėnesyje. Vieną kartą mėnesyje. Šį mėnesį mano buvo $317 mečio bonusą. Praeitą mėnesį nepilnai 300, šį mėnesį 317. Vis auga, tendencija auga, nes plečiasi komanda, ne? Bet kai jau jūs norėsit gauti nuo 4, 5, kai jūsų komanda išsiplės, jūs jau turite po truputį daryti rangus. Randai darosi savaime, nuo jūsų registracijų, nuo jūsų gaunamo binaro už komandą, viskas ten pliusuojasi. Iš pradžių padarysit goldą, paskui yra gold star, jisai čia neatsispindi, gold star jums neatsidaro joks gylis. Padarot goldą, atsidaro 4 gylis, 2% mokės nuo jūsų partnerių. Paskui po goldo eina gold star, paskui eina platinum, platinum atidaro 5 gylį. Paskui yra platinum star, nieko nepakeičia. Tada po platinum star yra rubinas. Rubinas reikia jau balansą būtų uždirbti. Pakalbėsim apie rangus, dar 15 000, jau jums atidaro 6 rangą. O kada jau jūs padarysite safyrą, jau jums atsidarys 7 gylis, safyro rangas jums atidarys 7 gylį, emeraldas atidarys 8, 9 gylį deimantas ir 2 deimantas atidarys 10 gylį. Iš viso kompanija į tinklą išmoka 20% už visus šitus gylius ir jie, sakau, jie sumuojasi kiekvieną dieną, bet išmokama yra sekančio mėnesio 1 dieną, atsikeli ryte, jau pinigai yra įkrite ir galiu pasakyti, tai yra labai dideli pinigai. Tik tai reikia susikurti komandą. Pradžioje jie mažesni, bet vis kyla ir kyla. Kuo didesnė, aktyvesnė komanda, tuo čia bus dideli pinigai. Ir atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esate lyderis arba bulderis,
nesvarbu, kiek jūs rangų padarysite, jums tik 8 giliai. Todėl reikia kuo greičiau pasidaryti pionierių ir galų galiai jūs, būdami pionierius, visą laiką produkto turėsite, paskui tuos pinigus susirenkat, vėl aktyvaciją pasidarot ir taip rodysit pavyzdį savo partneriams, ne? Jūs pasakysit, aš irgi esu pionierių. Čia tokį padariau skaičiavimą, mes pereisim dabar prie kito komisinio. Paskui dar biškai grįšiu prie binaro, pereisim prie kito komisinio, kadangi kompanija deklaruoja maksimum vienoj fiksuota 5 pusėj vienoj binaro pusėj ir kitoj 5. Aišku, tie partneriai visi atsistos vienoj linijoje, bet 5 bus į vieną pusę užregistruota ir 5 į kitą. Ir žiūrėkit, aš tokius padarius esu skaičiavimus, jeigu jūs užregistruojat savo asmeniškai 10 partnerių, ir čia minimumas, iš tikrųjų, aš pati jau turiu 44, tai žodžiu, jų vis daugėja, tų partnerių atsiranda, ne? Toliau, kada jūsų, aš jau minimumą paimsiu, 10 partnerių susiras irgi po 10, tai neatsitiks per vieną dieną. Pavyzdžiui, mano neturi dar kiti partneriai po 10 partnerių, bet tai jie su laiku tą daro, jie imtojina, ne? Kada jie turės jau po 10, tai jūsų antroji linijoje jau bus 100 partnerių. Kada tie 100 po 10 jau 1000, ketvirta linija jau 10 000 ir taip po biškį pasidarys jūsų labai didelė struktūra. Viena partnerė sako, bet tai, kad Žemėje tiek žmonių nėra 10 milijardų, ne 10 giliai. Faktas, kad visi nepadarys to, ne? Bet jūs padarykite tik tai 1/10, turėkit 1 milijardą tų žmonių per ilgą laiką čia. Tai nebus per metus, tai nebus per 2, gal per 3, gal per 4 metus. Bet aš tikrai žinau, kad 10 000 tai žmonės per metus pasidaro, o paskui jau, tai sakau, tai yra komandinis darbas, vienam žmogui tai neįmanoma padaryti. Ir dabar čia tokį irgi lengvą paskaičiavimą padariau, pagal tuos skaičiukus, pagal 10 gilių. Sakau, tikrai ne visi pasieks iki tų 10 gilių, bet čia toks jau maksimumas paskaičiuotas. Tai pavyzdžiui, 3 giliai pas jumi būtų 1000 partnerių. Šitas komisinis jau yra paskaičiuotas už binarą, ne? Jeigu jūs turėsite 1000 partnerių ir jūs būsite iš binarų uždirbę 46 000. Kaip pavyzdys, ne? 5 giliai pas jūs jau bus 100 000 partnerių, bus uždirbta jau 4 milijonai. Kada taip įvyks? 100 000 nėra daug. Tai yra įmanoma. Aš žinau, kad komandos yra kitose kompanijose, per ilgą laiką tų partnerių pasidaro daugiau. Dabar ypatingai žmonės eina į tinklinę rinkodarą, nes jau kiti ir sveikatas praradę ir viską, jie nori susitvarkyti tą sveikatą ir nori uždirbti biškį lengvesnio būdu. Tai skaičiukai čia yra labai dideli, aišku, kai kuriuos žmonės jie gąsdina, bet nereikia bijoti didelių skaičių, nes tik nuo jūsų priklausys, kiek jie jūsų gyvenime atsispindės. Ir dabar šiandien tikrai mūsų prezentacija tokia gal ilgoka, bet aš labai norėjau tokią ją padaryti aiškesnė ir suprantamesnė. Dabar atsirado pas mus naujas rango bonusas, kada tu padarai rangą, jisai visai neseniai atsirado, kompanija pradėjo papildomai mokėti, man sumokėjo atgalinę datą, visiems mūsų partneriam atgalinę datą sumokėjo, ne? Tai kaip pavyzdys, jūs padarot goldą, jūs gaunat $50 ir 50 akcijų jau jūsų užsiskaičiuoja jūsų sąskaito, jūsų loginė, ne? Pavyzdžiui, rubinas yra 15 000 jūsų balansą turi atsidurti, ne? Kaip aš matėt, šiandien rodžiau, pas mane jau rubinas yra start ir 350 papildoma komisinė išmoka kompanijai. Iš viso rubiną start padarius, jau jūs būsit gavę $1200 komisinį,
vienkartinį įsivalyt, kuris nesiskaičiuoja į mūsų augantį balansą. Ir 1200 akcijų jau jūsų sąskaitoje. Akcijas jūs galėsit panaudoti tik tai po 3 metų. Jau kompanija taip deklaruoja, kada jūs 3 metus nuosekliai padirbsite, jūs tas akcijas kompanija planuoja ir į biržas akcijomis išeit, jūs galėsit ar parduoti, ar dividendus gauti, tikrai aš žinau, kad tai yra ruošiamas planas. Ir sekantis bonusai, Deimantas, mano vadovė sakė, Aušra, užsibrėž, kada padarysi Deimantą. Aš užsibrėžiau jau, Irena, jau žinau, kada padarysiu, susirašiau viską. Tikslus reikia rašyti, viską daryti, ruoštis, motyvuoti save. Tai Deimantą padarius, jūsų balansą turi būti uždirbta 100 000, kompanija jums išmokės premiją vienkartinę 1500 ir jūs turėsite jau iš viso gavę 5350 ir lygiai tiek pat akcijų. Įsivaizduoja, 5350. Ir dar ką noriu pabrėžti, jūs šitą komisinį gaunate tiesiai į savo piniginę, kurią iš karto galite panaudoti tuos pinigus. Tie pinigai jums nebus atidėti kažkokiam tolimesniam panaudojimui, jie iš karto jums įkrenta ir jūs juos iš karto galite panaudoti, ar išsivesti, ar produktą pirkti, kas jums šaus į galvą. Tai va, deimantų yra labai daug, trečias deimantas 250 000 apyvartą premiją, gausite iš kompanijos 1750. Paskutinis deimantas, kada jūsų paskutinis rangas, kada jūsų balanse bus 1 000 000, jūs gausite 7,5 tūkstančio ir iš viso jau būsite gavę 52 350 ir lygiai tiek pat turėsit kompanijos akcijų, kuri, man atrodo, per 3 metus vertė jų bus labai tikrai nemaža. Tai va, dar vieną paskaičiavimą tokį paprastą padarius, nuo tokį mažesniais skaičiukais, tie, kurie žmonės gal biškį bijo tų didesnių pinigų ir kad galėtų jų protas prie to priprasti, tai padariau tokį pavyzdį. Jeigu jūs patys užregistruojat 2 partnerius vienoj pusėje ir kitoj 2 aktyvius, čia bus kalba apie binarą. Ir tie aktyvūs partneriai irgi pakartos tą patį, tie jūsų 4 bendri partneriai padarys irgi po 2, tai jūs jau bendro turėsit 12 partnerių ir taip toliau. Ir iki 10 gylio jūs jau turėsit 1024 partnerius, 10 gylyje bus. Vienoj pusėje 1024 ir kitoj. Iš viso jūs turėsite 4000 per visus gylius, jūsų komandoje bus 4000 partnerių. Ar daug čia? Parašykite žinutę čia čate, kam atrodo, kad 4000 partnerių daug. Aš nesakysiu laiko, nes aš, pavyzdžiui, planuoju šitą padaryti per metus. Tai yra iki naujų metų. Mano tikslas toks, ne? Gal kiti, bet čia žiūrėkit, mes kiekvienas asmeniškai. Man tai yra nedaug, visai nedaug. Bet kitam žmogui gal bus daug. Man labai įdomu, jūsų nuomonę parašykite, ar įmanoma turėti komandoje 4000 partnerių? Ar įmanoma komandoje turėti 4000 partnerių? Ir man labai įdomu jūsų nuomonė. Tai va, kai jūs turėsite tiek partnerių, tai jūs iš binaro būsit uždirbę 95 000, bet čia jau dasidėjus, iš viso čia suma gerokai didesnė būtų. Nesudėjau aš bendro, ne? Bet šiandien dar, aš žinot, ką paskaičiavau. Paskaičiavimus padariau už visų šitų partnerių uždarbį. Pavyzdžiui, 5 gylyje 124 partneriai iš viso. Ir jie daro toliau registracijas ir uždirba, nes jie turi irgi visi po 2 partnerius paregistruoti, ne? Tie 32 ir 32.
Jūs būsite uždirbę 2995 ir 1%, penktas gylis yra 1%, ir jums dar papildomai gale mėnesio tik už šitą gylį bus 29 eurai sumokėta. Už ketvirtą gylį irgi tiek pat, už trečią, čia viskas bus sudėta. Čia gali būti padaryta per pusę metų, bet čia tik tai vienas komisinis binaras ir už tai, kad tavo partneriai gavo binarą. O čia jūsų uždirbtas binaras. Tai jūs patys galite save labai gerai motyvuoti ir pasiskaičiuoti, per kiek mėnesių jūs norėtumėte tai padaryti. Aš manau, kad tikrai per metus drąsiai tą galime padaryti. Per metus drąsiai galima tą padaryti, tikrai, aišku, reikia padirbėti. Tai va, einam toliau. Aha, matau, parašėt. Įmanoma, Irena. Ačiū, Irena. Ir Neringa sako, kad įmanoma. Be abejo, neįmanoma. Neįmanoma, tai yra įmanoma. Neįmanoma tik mūsų galvoje. Viską, ką žmogus sugalvoja, viskas yra įmanoma. Dabar dar 6. aktyvacijos bonusas, biškį peršokau vieną bonusą. 6. aktyvacijos bonusas, atsiprašau, gal biškį. Tai yra aktyvacijos bonusas, kuris irgi mokamas vieną kartą į mėnesį. Ir va čia būtent tinka ta lentelė, kai aš sakiau, kad vienoj pusėje turi būti 5 partneriai ir kitoj pusėje 5 partneriai. Va čia va yra būtina. Ir galiu pasakyti, mes čia turėjom tokį irgi vieną partnerį, kažkaip nedaklausė, nesuprato. Nu tikrai gal pradžiai mes labai susikoncentravę gauti tą komisinį, greičiau tą rangą padaryti. Aš visą laiką sakau, sekite, stebėkite atėjusius savo partnerius. Jūs registruojate į mažąją koją ir gaunat maksimalų komisinį tol, kol jūsų partneriai nepradeda to daryti. Kai jūsų partneriai pradeda registruoti partnerius ir daryti aktyvacijas, nes tie, kurie pradeda dirbti, jie turi daryti aktyvacijas, nes kitu atveju negauna komisinio. Šiaip aktyvacijos pas mus nėra būtina, tikrai nėra būtina, jūs galite jų nedaryti, jeigu jūs atėjot kaip vartotojas, pas jumi niekas nedings. Jūs bet kada galėsite ateiti, nusipirkti su nuolaida ir jokių pretenzijų nei jūs, nei jums niekas neturės. Bet jeigu jūs atėjote daryti verslą ir statote komandą, jau aktyvaciją pasidaryti reikia. Vieną produktą į mėnesį, vieną produktą, juokinga. Mes niekas kol kas neužsisakinėjom po tą vieną produktą, nes jo kol sulaukia, jau vėl tą užsakymą reikia daryti. Ne, tai va čia labai svarbu, kad 5 vienoj pusėje ir kiti. Tai nebūtina suregistruoti jų visų per vieną dieną. Jūs pradžioj pasiregistruojat vieną partnerį į jūsų didesnę tą koją, kur daugiau išbėgus, ir kitus partnerius registruojat į mažesnę koją. Ir jums atsidaro 2 gyliai. Ir kai jau jūs stebit savo struktūrą, kai jūs pamatot, kad jūsų komandai, pas mane, pavyzdžiui, dabar yra 8 gyliai jau atsidarė, ne? 8 gyliai. Tai aišku, aš jau esu suregistravus ir vienoj pusėje 5 ir kitoj 5 ir pas mane jau abiejose vos ne po 15 ir daugiau, vienoj gal kokie 10, kitoj 30 partnerių ir daugiau, ne? Nes mano iš pradžių viena koja mažesnė, aš daugiau žiūrėjau rangų, bet šitą labai būtina sekti, jau jūs patys turite stebėti, kada jūs atėję partneriai pradeda daryti aktyvacijas, jūs būtinai turite pasistatyti. Kito atveju jūs negausite komisinio. Jeigu jūs turite pirmoji linijoje vienoj pusėje 5 partnerius, o kitoj nieko neturit, jie darys aktyvaciją, jūs negausit komisinio. Tai taip atsitiko šį mėnesį su kai kuriais partneriais. Todėl labai svarbu, nors atrodo visą laiką pabrėžiu, bet tiesiog partneriai to neužfiksavo, kol neįvyko akivaizdus dalykas, kad jie negavo komisinio, visi džiaugiasi, kad gavo už aktyvacijas, jie negavo. Tai turėkite omeny, kad tai yra būtina.
Ir va šičia va, jūs atkreipkite dėmesį, dėl ko mano tas komisinis buvo toks didelis. Kompanija į tinklą išmoka 95%. Vieno produkto kaina yra 16 PV. Jisai kainuoja $28. Mums skaičiuojama nuo 16 PV. Jeigu partneris jūsų pirmos linijos padarė, kaip pavyzdys, 10 produktų už 160, jūs gausit $16. 10% $16. Jeigu jo partneris lygiai taip pačiai nupirko 10 produktų su nuolaida ir padarė 160 PV, jūs gausit 15%, tai bus $24. Bet jeigu į gilį trečios linijos partneris padarys tą patį pirkimą, jūs jau gausit nuo jo $32, bet jau jūs turite turėti 2 partnerius vienoj pusėje ir kitoj mažiausiai, kad jum atsidarytų va tas 3. ir 4. gylis, kaip pavyzdys. Kodėl tas mano skaičiavimas 10 ir 10 toks atrodo įspūdingas? Jeigu jūs dirbsite ir norėsite gauti maksimaliai visą šitą, ką kompanija atiduoda į tinklą, jūs turėsite turėti 10 partnerių. 5 vienoj ir 5 kitoj. Ir jie turi daryti aktyvaciją. Tai čia gal smulkiau kitam video, bet faktas tas 95% nuo aktyvacijų į tinklą, nuo kiekvienos linijos. Tai yra labai daug. Kad ir nuo to 16 PV yra labai daug. Todėl ir gaunasi tas komisinis toks didelis. O mes dar tik tai mūsų komanda kuriasi. Kiek dar mūsų ten netoli 400 iš viso yra Europoje. Tai kas čia yra, ne? Tai jūs galite būti pirmi tarp pirmų. Einam toliau. Ir aš vėl sudėjau tuos pačius skaičius ir paskaičiavau, jeigu... dar ką noriu pasakyti. Visai nesvarbu žmogus, kokiam pakete daro aktyvaciją. Bet čia va visai nesiskaičiuoja joks paketas. Visai nesvarbu, gali žmogus būti bulderiu, lyderiu. Jeigu jisai daro aktyvacijas, jo partneriai daro aktyvacijas, šitas komisinis nepriklauso nuo paketo. Ir va taip, jeigu jūsų pirmoji linijoje 10 partnerių, kurie nupirks tik vieną produktą, tik vieną, iš viso bus 10 produktų, 160 PV, 10% komisinis jūs gausit $16. Antroji linijoje pas jūs 100 partnerių, jie nupirks 1600, jūs jau gausit 240. Iš viso jau 256, ne? Trečioji linijoje pas jūs ateis diena jau bus 1000 partnerių. Kompanija už trečią liniją jums moka 20%. Tai reiškia 3200. Įsivaizduoju. Ir taip toliau. Iki 5 gylio moka. Vėl paskui 15-10 ir paskui visą laiką po 5% nuo PV taškų. Kai kada partneriai suklysta, jie pamato, kad jų partneris ten nupirko produktų 600 ir jie galvoja, kad jiems bus sumokėta 10% nuo $600. Ne. Jūs visą laiką žiūrėkite, kiek tas partneris nupirko produktų. Kiek produktų jis nupirko. Jeigu ten produktų 10, reiškia, jūs gausit $16. Jeigu ten 20, jeigu jis jūsų pirmą lygį, jūs gausit $32. Žodžiu, ne nuo sąskaitos dolerių, o nuo produktų. Vienas produktas 16 PV ir nuo jo mokama 10 arba 15, 20, taip toliau, priklauso kokiam gyliui yra jūsų partneris. Tai yra labai didelis komisinis. Galiu pasakyti, šito komisinio eigoj mėnesio neina niekur matyti. Gal jisai ateity kažkur ir matysis. Jo neina matyti. Tai gal dėl to, kad jūs daugiau bendrautumėt su partneriais ir žinotumėt, kas aktyvuoja, ne? Nežinau. Bet šitas komisinis atsispindi visą laiką
pirmą mėnesio sekančią dieną. Ir jisai yra supliusuojamas su binariniu komisiniu už partnerių uždirbtą binarą. Tai va, tai įspūdingi skaičiai, čia yra tik tai vieno komisinio pinigai, tik tai vieno. Tai vat, kada, pavyzdžiui, turėsiu komandoje 3000 partnerių, dabar pas mane iš 300, ne, tai aktyvacija vat, gali būti tokia, o dar kiti gyliai prisideda, ne, aš jau gaučiau už visus gylius 10, nes ir kai kurie jau mūsų visi turi, tai jau yra labai nauja. Čia dar tokį paskaičiavimą esu paėmusi iš paralelinės komandos partnerio paskaičiuota. Čia irgi aktyvacinis komisinis ir va čia paskaičiuota, jeigu jūsų 2 partneriai pirmoji linijoje padarys aktyvaciją, tie 2 ir jo 2 jau bus 4 antroji linija padarys aktyvaciją, tai finalė per visą 10 linijų komisinis gautųsi 1715. Tik tai galiu pabrėžti, kodėl šita lentelė nėra tikslinga, todėl kad čia čia mes galim fiksuoti aktyvius partnerius, bet žinokit, visi šitie aktyvūs partneriai patys turi turėti po 10 partnerių aktyvių, kurie pirks kas mėnesį nors po vieną produktą. Kitu atveju, vad jūsų dabar čia parašyta 2 partneriai, bet jeigu jūs neturėsit 5 ir 5, tiesiog jums nesidarys 10 gylis, kaip ir rodžio, matėte, ne? Jeigu jūs turite tik tai 2 partnerius, jums atsidaro tik 1 ir 2 gylis, tai reiškia, va, kokia suma, ne? Tai čia irgi po vieną produktą paskaičiuota. Tai galiu pasakyti, kad šita lentelė tokia tik tai minimaliai abstrakti, nes jinai tiesiog neįgyvendinamas šitas variantas, mes negalim turėti tik 2 partnerius ir gauti net už 10 gylį. Vis tiek pas mus turi dirbantis, gali būti tik tai 2 aktyvus dirbantis, bet tie visi 10 vis tiek turi daryti aktyvacijas, todėl jau šitą mes turime sekti patys. Tai aš jau kaip ir einu į pabaigą, bet kadangi iki pat lapkričio pabaigos pas mane yra galimybė jums laimėti dovanų kelionę, kaip aš ir sakiau pradžioje, kad jau mes 4 partnerės šį mėnesį jau gavome, jau mūsų užfiksavo. Dabar kitą mėnesį bus kiti partneriai, iš viso 36 partneriai skris dovanai į Dubajų. Parašykite, kas nesate buvę Dubajuje ir norėtume. Parašykite komentaruose, man labai būtų įdomu, kas iš jūsų dar nesate buvę Dubajuje. Aš Dubajuje esu buvus kelis kartus ir galiu pasakyti, tikrai šalis, kurią reikia būtinai nors vieną kartą aplankyti. Ir jūs turėsit galimybę tai turėti dovanai. Ką jums reikia padaryti? Pirmiausia, jums reikia patiems užsiregistruoti į kompaniją ir padirbėti 1 mėnesį kažkurį, kurį jūs pasirinksite. Tiesiog turit užregistruoti, sunku pasakyti skaičiais, ne mažiau 2000 CV taškų, tai reiškia ne mažiau 3 pionierius, jūs turit užregistruoti. Jūsų taškai nesiskaičiuoja asmeniniai, tai galiu pasakyti, kad mes šį mėnesį labai buvo aktyvi tokia rungtynės, nes labai daug atsirado partnerių, kurie užregistravo ir 7 ir 8 partnerius su pionieriais. Ir buvo pasiektas maksimumas taškų 5900. Pirma vieta, paskui mano 5700, paskui jau kitos po truputį mažiau ir 6 partneriai buvo užfiksuoti. Tai jūs turite galimybę, mėnesis dar tik prasidėjo, atsidurti Dubajuje su visa savo komanda ir tiesiog reikia padirbėti ir gauti dovanų kelionę. Ir kas įdomiausia, dar galiu pasakyti, kad šitas jūsų per mėnesį registracijų uždarbis jums padarys ir gold rangą. Vienas dalykas, jūs gausite komisinį didelį,
ane? Ir dar gausite dovanų kelionę. Tai kur jūs matėte, kad taip gali būti? Komisinį pasimsit savo ir dovanų kelionė, į Dubajų skrendate su savo komanda. Aš esu Dubajuje buvus ne vieną kartą, bet ko nepadarai dėl komandos. Dabar mano tikslas likusius šitus 5 mėnesius motyvuoti savo partnerius, nes aš nenoriu skristi viena. Mes jau dabar 4, mums reikia dar hebrytės, ne, kad galėtume normaliai Dubajuje pasitusinti. Tai žiūrėkit, labai paprasta, normaliai padirbėti ir tą mėnesį jau turite iki galo, kad pakliūti per to 6. Labai smagu rašote, nebuvau, noriu, nesu buvusi, norėčiau, nesu buvusi, bet labai norėčiau. Tai vat jūsų tas labai norėčiau, mergaitės turi atsispindėti darbuose. Žinokit, norėjimas ir nieko nedarimas, tai ir lieka svajonės lygmenį, tik norėjimas. Bet kada jūs, dabar čia yra konkretūs veiksmai, ką reikia padaryti. Nu jau paprašiau ir būti negali. Tiesiog imti ir daryti. Pirmiausia, patiems kuo greičiau užsiregistruoti ir ką galiu pasakyti. Į tuos registracijos taškus skaičiuojasi tik CV taškai, tai reiškia, kuo daugiau pionierių užregistruoti arba kuo daugiau bulderių užregistruoti. Su lyderiais toli nenueisit. Jeigu registruosi tik lyderius, tikrai jų reikės ten bilė kiek daug, nes vienas lyderis 90 taškų. Tai jų reikia jums užregistruoti kokią 30 ir daugiau. Tai jau geriau pionierius ar bulderius. Tai va, ieškokit žmonių, kurie nori ateiti pas jumi į verslą. Gal juos užmotyvuosit irgi kartu skristi į Dubajų, nes jie gali tai padaryti sekantį mėnesį. Iki lapkričio pabaigos vyks šitas konkursas ir jūs kažkurį mėnesį galite būti šitoj kelionėj su savo komanda. Dovanai, įsivaizduojat, uždirbsit komisinį ir dar dovanai skrisite į Dubajų. Jau geriau ir būti negali. Taip, ką jums reikia padaryti? Būti patiems pionieriais, nes jūs gausit kuo didesnį komisinį, kai registruosit partnerius. Ir, aišku, padirbėti su registracijom pionierius ir bulderius. Ne mažiau 2000 CV taškų. Pionierius turi 780, bulderius turi 360. Labai paprasta pasiskaičiuoti, ne? Ir ką, judam toliau. Labai dėkingas aš jums už kantrybę. Šį kartą tikrai labai gavosi ilgas. Nežinau, ar aiškus jums tas marketingas buvo, bet labai turėjau jau visą laiką, kad norėjau labai smulkiai išaiškinti marketingą. Tai va, labai ačiū jums už kantrybę, už tai, kad žiūrėjote. Ačiū visiems, kas žiūrėsite įrašą. Kreipkitės į tą žmogų, kas jūs pakvietė. Ir susisiekite su juo ir nuspręskite būti šitose gretose tarp pirmam. Kaip ir minėjau, mūsų produktas pats kalba už save. Mes turime daug video apie produktą ir lietuvių, ir rusų kalba. Labai daug, tikrai tiesiog jį reikia pradėti naudoti, jisai veikia tą pačią dieną. O marketingas, tiesiog jūs dabar viską išgirdote, ant kiek jisai yra unikalus. Tai va, labai jums ačiū. Dalinkitės, negailėkite informacijos. Ir mano pagrindinė frazė, ką aš noriu pasakyti. Visi, kurie ateinate vartoti produktą, jūs tikrai tapsite sveiki, energingi, džiaugsmingi ir taip toliau. Bet visi tie, kurie dalinsitės apie šį produktą, apie šią galimybę, jūs tapsite tikrai turtingi. Tai to aš jums ir linkiu. Su jumis buvo Aušra ir iki kito karto.